Šį vakarą mano viešnia turbūt viena žinomiausių internete ir dažniausiai žiniasklaidoje minimų moterų. Monika Šalčiūtė. Sveiki. Sveiki, Monika. Jūsų tokia neoficiali profesija labai įdomi skamba. Interneto fenomenas. Nu, galima sakyti ir taip. Nu, mane pristato taip. Ar tai gali būti profesija? Nu, tikrai nepasakyčiau, kad tai yra profesija. Tai tikrai nėra profesija, to negali mokytis kažkur universitete. 108 000 sekėjų, kiek aš dabar pastebėjau, pakankamai fenomenalus rezultatas. Nuo ko viskas prasidėjo? Kada buvo tas lūžis, kada jūs supratote, kad jūs darot kažką tokio, ko niekas kitas nėra padaręs? Iš tikrųjų, atsitiko visą tai neprognozuota ir nebuvo tai planuota. Galbūt dėl to esu tai, kas dabar esu. Niekada nebuvo taip, kad aš noriu šiandien tapti žinoma. Kažkaip gyvenau kaip visi. Skūriau socialinį tinklalapį 18 metų, tai porą metų atgal. Ir pradėjau talpinti nuotraukas, kas man buvo įdomu. Nu, tarsi kaip visi, elgiausi kaip visi. Ir žmonės kažkaip reagavo mane kitaip negu į kitas merginas, nežinau kodėl, labai girdavo iš tikrųjų mano vizualinį išvaizdą, taip kaip aš bendravau su žmonėm, nes vis tiek buvo tam tikri forumai ir panašiai, kaip aš bendrauju, aš buvau labai atvira, niekada nieko neslėpdavau. Nu ir kažkaip žmonėms tai patiko, tas nuoširdumas ir kažkaip labai viską pradėdavo laikinti. Ir tai buvo tūkstančiai, tai buvo ir 12 000 ir visą tai susidomėjo žiniasklaida ir pradėjo apie mane rašyti, tada gavau pasiūlymus dirbti su televizija ir panašiai. Lūžio taškas. Lūžio taškas. Kada atsirado jau tie tūkstančiai? Aha, tai visa tai buvo atsiradę prieš televiziją, tai nebuvo televizija atsitė, kad visą tai, ką aš padariau pati, niekas mane padėjo, tai nebuvo ar žiniasklaidos pirmas straipsnis parašytas, kad apie mane visi kalbėtų, ar ten televizijos. Kaip tik aš atnešiau jiem galbūt iš tos pozicijos naudos, nes kai pirmą kartą mane parodė per televiziją, tai buvo tais metais vos nebene didžiausi reitingai, būtent su manim laida ten buvo kažkokia, net nepasakysiu, kažkokia irgi iš pop kultūros laida. Tas pats yra su irgi žiniasklaidos priemonėm, kad kai apie mane prašė, tai buvo be galo skaitomi straipsniai. Ir atsimenu, vienam dienrašty buvo pirmas straipsnis apie mane ir buvo gal 2000 komentarų. Įsivaizduojat, yra labai daug. Ir aš nei nesu dainininkė kažkokia, nei... Bet tai kas yra? Kur va tas... Nes aš neįsivaizduoju, kad yra tūkstančiai dabar norinčių būti tokių kaip Monika Šalčiūtė. Iš tikrųjų labai daug pasitikėjo, aš taip stebiu ir žmonės bando verstis per galvą, galvoja, kad darydami tai, ką aš dariau, bus mano vieta, bet nelabai. Ne, vis laik yra vienas žmogus, dar visi kiti jau bus ar dubliai. Ar įmanoma užsidirbti iš savo populiarumo socialiniuose tinkluose? Jeigu tu panaudoji teisingai, taip. Be abejo, taip, bet jeigu ne, tai kaip tik tu gali susigadinti savo gyvenimą asmeninį. Ar aš taip? Iš tikrųjų taip, bet galbūt iš reklamų. Aš dirbu labiau, tai panaudoju savo dabar tą Facebooką ir tuos visus socialinius tinklalapius marketingo klausimų, reklamam. Yra žmonės, kurie užsako reklamas. Aš pasižiūriu, ar tas produktas tinkamas, ar aš jį propaguočiau, aš jį rekomenduočiau savo draugui, tada be abejo mes jau bendradarbiaujam. Ir daugybė yra kitų reklamų, su kuriuom pradėjom bendradarbiauti, kurių nereikėdavo naudoti Facebooką. Tiesiog matė, kad pagal reitingo skalę, kad aš esu viena iš 10 žmonių Lietuvoje, kurie yra apkalbamiausi pop kultūroje. Tai dėl to yra mano brandas, išvystytas po šiai dienai, vienas iš produktyviausių. Šitame milžiniškame kiekyje sekėjų yra ir nemažai ir jų natūraliai ir auga ir jūsų kritikų. Taip, iš tikrųjų yra žmonių, kurie neigiamai nusistatė prieš mane, tai ką aš darau, kaip aš gyvenu ir jie yra prieš mane nusistatę, tačiau jie vis tiek seka mano naujienas. Nors aš teikiu jiems neigiamų emocijų, bet vis tiek susiranda ir laukiu, kol aš kažką pakomentuosiu, kad galėtų man kažką pasakyti. Nors aš, pavyzdžiui, aš tai priešingai darau, stengiuosi apie tuos žmonės, kurių aš nepažįstu ir kurie man nepatinka, kurie man teikia neigiamas emocijas, aš stengiuosi apskritai juos užblokuoti ir jų nematyti. O nesivelti diskusiją ir naudoti savo laiko. Kodėl žmonės tai daro su manimi, aš nežinau, galbūt tai ir yra fenomenas. Aš to nesureikšminu. Kartais taip, aišku, jūs mėgstat paauklėt, kartais aš paauklėju, kad žinotų žmonės savo vietą, kad jie neturi, aišku,
aiškinti, kaip gyventi man, jie neturi teisės aiškinti, kaip gyventi kitam žmogui, o iš tikrųjų ateina su tokiais komentarais, su dideliom pretenzijom, lyg tai aš būčiau gyvenime jų kažką pasėjus ir pasakęs blogo ir svarbiausia, kad ta nuomonė būna neobjektyvi, nes aš nieko blogo nei padariau kažką. Nuomonė ir negali būti objektyvi, tai yra žmogaus nuomonė, bet jūs, Monika, esate viešas asmuo, tam tikrą prasme. Taip, aš esu viešas asmuo, bet kalbėti apie tokius dalykus, kur, prasme, kitam žmogui netaiko, bet man taiko. Prasme, man sako, Monika, tu esi žmogus kaip visi, taip, aš sutinku, aš esu žmogus kaip visi ir aš ilgiuosi kaip visi. Bet po to, jeigu kažką aš padarau netinkamai, sako, Monika, juk tu nesi kaip visi, tu turi elgtis kitaip, tai mane prispaudžia kampą. Bet kokiu atveju, kaip aš elgsiuosi, bus blogai, tai aš ir tą ir kalbu, kad, apsispręskim. Jūs esate viena labiausiai minimų personų pramoginėje žiniasklaidoje. Jo, kiek aš pažiūrėjau, tai aš apskritai jau 2 metus pagal Google paskyrą pop kultūroje, tarp pop žmonių, esu pirmoji vietoje, kuri renka vardą. Kas gauna daugiau naudos iš to, jūs ar pramogų žiniasklaida? Tiesą sakant, aš esu realistė, tai aš manau, kad galbūt žiniasklaida labiau naudojasi to. Televizija mes stengiamės rasti bendrą kompromisą. Tiek man naudos, tiek aišku, jie daugiau gauna naudos, nes tai yra jų įdarbis, aš esu viešnia, kaip ir pasakyti, svečias. Kol kas neturiu nei ten kažkokios savo laidos, kur kai tai būtų įtaka mano, visas tos siužetai taip. Tai o dėl žiniasklaidos, tai iš tikrųjų jie labai perdeda, nesąmonės rašo tokias, kad net man pačiai yra gėda skaityti tos straipsnius, aš pati nenoriu tų straipsnių, ir jeigu apie kitą žmogų būtų tokie straipsniai, aš irgi neigiamą galbūt tikrai nuomonę sudaryčiau, nes tu rašo, tarkim, apsirengiu, taip kaip dabar, ir parašė, kad tai yra, Monika Šudytė apsirengė lašišos kostiumė, bet tai ten daugybė dar kitų žmonių buvo apskritai atėjusių. Irgi su lašišiniais kostiumėliais? Ne, bet tai tą ir kalbėkim, kad tai yra raudonas spalvos, bet kažkodėl interpretuoja labai savaip. Ir daugybė kitų yra aspektų, kur kiekvieną kartą straipsnį susigalvot ir kuris neatitinka tikrovės ir rašo kiekvieną dieną po kelis kartus, tai atsiprašau. Televizija duoda tai, ko žmonės reikalauja. Jeigu žmonės nežiūrėtų tai, ką rodo dabar, to ar nebūtų, tai išnyktų. Jeigu apie mane nekalbėtų, manęs nebūtų, bet nesvarbu kokias emocijas, bet aš tikiu jas. Aš realistė, bet labai daug kalba, nesvarbu iš kurios pozicijos. Ir tai televizija yra naudinga. Dėl to, kad kai yra reitingo skalė pilna aukšta, jie iš to gali daryti pinigus. Ir nesvarbu, ar tas žmogus blogai kalbėjo ar gerai, nes mes matome tik skaičius. Kaip jūs pati asmeniškai, jūs mokat tvarkyti su pinigais? Perinant truputėlį kitą temą. Tikrai taip. Kažkaip gyvenimas, anksti nedėjau tėvų ir gyvenimas pastumėjo išmokti mokėti naudotis pinigais, nes jeigu nepasirūpinsi tu, nepasirūpins niekas. Tai aš šiuo principu ir vadovaujuos. Turiu šokį, tarkim, studiją jau 3 metus, tai verslininkai galbūt viena iš jauniausių buvau Lietuvoje, tai galbūt yra tas, kad man niekas nepadėjo, nes aš tėvų jau neturėjau. Ir viskas gimė mano galvoje, tai nebuvo, kad kažko aš prašiau, kad kažkas man padėdavo, nes kuo toliau aš, tuo labiau užsidarau savyje ir nelabai pasitikiu žmonėm. Iš tikrųjų, tai dėl to nelabai aš ir konsultuojuosi su, tarkim, kažkokia trupe. Yra, keli žmonės be abejo yra, bet tai nėra, kad būtų, kaip pasakė man, taip ir išdarysiu. Tai nėra, kad tai gal šiek tiek įtakos mano nuomonę, kai kuriais klausimais, vingiuosis, bet tai nebus, kaip man pasakė, kad daryti. Tokios grupės aš neturiu, tai kažkaip, sakau, verslauju nuo savęs, kaip man atrodo geriausia ir kažkaip turi tą gyslelę. Žinot, kaip būna, arba turi žmogus, arba ne. Vieni žmonės vienur gabesni, kitur. Tai vat. Bet jūs galite atskirti, pavyzdžiui, pajamas nuo pelno? Pajamas nuo pelno. Aišku, galiu. Kuo jie skiriasi? Pelnas yra tada, kada tu užsidirbi ne tik ant nulio, bet ir aukščiau. Čia yra pelnas. Dėl to bet koks verslas, kuris yra ties nuliu ir jis atperka, tarkim, savo tą produktą ir jo savikainą, ir jeigu jau viršia nulį, nors 1% yra jau apsimoka. Aš savo tą iki nulio sąnaudą, aš ir įlinčiuoju galbūt tiek savo ir kelionės išlaidas, savo pietus ir taip toliau. Aš jau ir tai skaičiuoju. Ir jeigu, tarkim, mano pusmečio pajamos siekia jau čia, man jau būtų gerai. Bet aš visą laiką stengiuosi, kad pats produktas visą laiką turi būti ne ten 20% didesnis, turi būti 200 tavo produktas. Kadangi aš tikiu paslaugas, tai automatiškai kaip ir, tai nėra, kad pagamini kažkokį daiktą ir tu įsiunti, tai yra visai kita vertė.
Tai dėl to sakau, kad pas mane yra, aš savo išsikeliu aukštas karteles ir jeigu man jau būna ties 0, man jau yra stresas. Kas būna didesnis, pajamos ar pelnas? Pajamos ar pelnas Kas didesnis? Versle. Nu, čia jau priklauso tai, ką tu darai. Tarusme, pajamos ar pelnas. Kaip kada? Tarsi jūs klausit, aš turiu omeny, kad kiekvieną mėnesį yra labai skirtingai pajamos ir pelnas yra skirtingai. Kartais būna, kad to pelno nėra tokio didelio, bet mes stovim ant nulio. Įsivaizduokime, Monika Šalčiūtė uždirbo, laimėjo loteriją ar dar kaip nors, tarkim, kokia čia suma, kokia palesnė, 30 000 eurų. Ką jūs daryti nustagius pinigus? Aha. Jeigu aš gaučiau dabar, tai aišku, be abejo, ta pinigų suma būtų didesnės vertės, nes vėliau ateityje mūsų valiuta euras ir skaitysis litas, kaip tai yra santykių vienas. Dabar mes inscenizuojam, kad tai yra santykių vienas. Dabar tai nebus, kad 350 lito. Tai aš kalbu, jeigu gaučiau tą sumą dabar, tai būtų 103 kažkiek tūkstančių litų, tai aišku, tai būtų vertė daug didesnė. Bet ateityje... Negu kada didesnė? Nu, negu ateityje vėliau, aš manau. Negu ten po kokių 3 metų. Kalbant apie infliaciją, kad sumažės dėl infliacijos vertė? Ne, tai faktas, kad tai bus, kad tai išsilygins, kaip ir kaip kažkada, kai buvo Laisva Lietuva, 91, kai mes nuo rublio tapom laisvi ir mes gaudavom vėl, mes grįžtam prie to pačio. Bet vėlgi, čia negalime pykti, nes Europos Sąjunga tai mums labai padeda, bet čia kita tema. Ne, čia mane truputį pametėt. Nu, nesvarbu. Apie... Aš, aišku, be abejo, kažkur naudočiau, jeigu gaučiau dabar, aš kažkur naudočiau, aš imčiausi, bet galbūt šio klausimu, iškočiau savęs, kur aš noriu plėtoti verslą. Ties šokių studija ne, tai yra galbūt, kaip čia pasakyti, monkey business. Tai yra gerai dabar, bet mano poreikiai, aš manau, ten, tarkim, po 10 metų tikrai išaugs, tai aš galbūt tą studiją, nežinau, paliksiu dėl hobio. Galbūt aš tą pinigų sumą, tarkim, šiuo metu aš nuomoju patalpą šokių studiją, galbūt aš įsipiršiu tam tikras. Idėjų jūs turite, aš matau. Idėja būtų, galbūt aš daryčiau savo drabužių liniją kažkokią ir nereikėtų man ieškoti finansuotojo, kad tada aš panaudočiau įdarbį tą, kuris įdirbau 2 metus, savo brandą plėtojimą, savo tą žinomumą panaudočiau į pliusą galų gale ir tuos pinigus panaudočiau. Čia yra labai daug idėjų. Man čia yra gerai. Man būtų galbūt gerai ir kitur, tiesiog aš galbūt ilgėčius Lietuvos, bet darbo klausimą man būtų gerai ir kitur. Ir čia yra pilna galimybė užsidirbti, jeigu nori. Taip, čia yra mažai žmonių. Yra išvažiavę, kiek žiūrėjau pagal statistiką, 800 000 žmonių, ar jau siekia 1 milijoną. Tai be abejo, automatiškai valstybei tai duoda per biudžetą ir automatiškai negali būti tos keliamos algos. Ir pas mus Lietuvoje yra problema tokia, kad pas mus yra arba skurstančiai, arba labai gerai gyvenantis, tie, kurie pasukas negidė. Pas mus nėra vidutinės klasės, kad tu einant dirbti paprastą darbą, tu negali nei savo daug dalykų lesi, kaip yra Amerikoje. Ir jeigu tu čia nieko nesugebi, kodėl nuvažiavus kitur, tarkim 3000 kilometrų, sugebėsi ten kažką. Tai va, tiesiog galbūt kažkur ten yra nulaidesni žmonės ir tos pašalpos didesnės, o pas mus čia žmonės, ką man eiti dirbti, jeigu aš galiu į darbo biržą atsisėsti ir porą šimtų litų mažiau gausiu, bet užtat nieko nereikės daryti. Tai va, tai čia problema galbūt yra ir šiek tiek valstybėje, bet valstybė nėra kalta, kad yra mažai žmonių ir nėra surinkami mokesčiai ir biudžetai yra tušti. Ir, aišku, problema yra kažkiek žmonių psichologijai, nes visiems viskas blogai, visi pas mus labiau susireikšmina minusus, tos, o ne pliusus. Aš, pavyzdžiui, stengiuosi susižiūrėti, kad, nežiūriu, kad, tarkim, yra darbo laisva vieta, aš džiaugiuosi, kad jinai yra, o nežiūriu, o Jezu, kaip mažai jinai apmokama, bet reikia džiaugtis, kad tau yra galimybė. Dažnai, jeigu tu nori, tu gali verstis. Man niekas nepadėjo. Aš taip nekalbėčiau, jeigu man būtų viskas ant lėkštutės duot. Man niekas nepadėjo, aš viską, ką turiu, užsidirbau pati. Ir nieko neprašiau, jokių bankų net neprašiau kažkokių, kad man suteiktų kapitalus, kad aš norėčiau kažkur investuoti. Tai kalbu tai, kad viską tai, ką padariau, yra mano. Tiesiog reikia suktis mėgininą. Kągi, dėkuoju už pokalbį, Monika. Ačiū, tai buvo Šokių studijos savininkė, verslininkė ir, kaip ten, interneto fenomenas, ar ne? Taip vadina. Ir interneto fenomenas Monika Šalčiūtė. Mes tęsime pinigų kartą toliau.